Sveiki. Senai matėmės. Šiandien antradienis, balandžio 16 diena. Aš ką tik po darbo. Važiuojam, pasimsim mažąją iš darželio. O kol dirbau šiandien, oras tai belė koks. Tai pučia stipriai, tai lyja, tai žodžiu vaivorykštė darbo gale išlindo, tai važiuojam pas Gabrielę. Varom. Kažkas mašinai pareina, labai visokie garsai. Artėja technikinis birželio mėnesį, tai žodžiu reikia bandyti atraukti dar mėnesį, kad sutvarkyti. Saulytė. Ir lyja, ir saulė. Važiuojam. Tai spėju iš mašinos pareina guolis. Gal 2 guoliai, gal 3, nežinau. Priekį užė tai tikrai. Ir gale dar stabdžių diskai. Kaladėlės, tikėtina. Nu žodžiu, silent blokai. Gal jau nebeverta remontuoti. Nu žodžiu. Galvos skausmas. Ar mašina? Šiandien diena tokia, įprasta. Kasdienybė realiai, tai tiesiog kažkaip pagalvojau, gal reiktų pabloginti, kaip atrodo darbo diena mūsų. Tiksliau vakaras. Atvykau prie darželio, eisiu pasimti. Dabar dar būna, nenori iš karto eiti namo, nes lauke nori pažaisti dar su žaislais mašinom, ten kur važinėt gali atsisėdęs. Tai darželio teritorijai, tai prasilgina važiavimas namo. Šiandien tikriausiai lauke nebūsim grįžę į kiemą, nes oras toks ne kažką, tai lyja, tai vėjas pučia. Vakar buvom neblogai pabuvę lauke, tai gan ilgai ten iš po darželio grįžom. 17 gal valandą ir iki pat 19 prabuvom. Kieme ten aplinkui viską. Ten tokia draugė susitiko, susipažino tiesiog netyčia, žodžiu, ten kena didvi žaidžia ir taip toliau. Gerai, einam pasiimt Gabrielės. Sveiki. Labas. Nu, renkime, ne? Va, Gabrielė kaip gražiai padarė, ne? Gabrielė, va, kur tavo? Tavo. Ir čia Gabrielės, va, kaip mokina atpažinti figūras ir spalvinti. Kirminai, čia ne kirminai, čia nuo medžių. Nuo medžių? Jo. Žiedai tokie. Jie užauga, nukrenta, matai? Atrodo kaip kirminiukai, ne? Jokinga labai bus. Aš sudėsiu patus ir tėtis susidės patus tokies. Gerai. Ir aš sakinėsiu. Gerai. Sakinėsiu, taip. Hop. Ką sakei? Kvepia mane. Kas kvepia? Laukas. Laukas, ane? Gerai, lėpame mašiną. Kvepia. Varom. Traputį noriu. Duosiu traputį, gerai? Taip? Nori traputį? Taip, ir filmą ir to. Ir filmą dar nori? Gerai, im traputį. Skanaus. Pasau man filmą duoti. O kaip, nu nepiktai prašy, gerai, gražiai. Gerai, pažiūrėk, kol važiuojam. Taip ramiau bus. Žodžiu. Varom namo. Tai va, kol važiavau, oras tai tikrai keistas. Ir švietė saulė. Matėsi jau truputį ateina lietus, tai kol pas vaiką nuėjau va, ir su saulė, o va, dabar važiuoju jau lyja. Tai va, orelis ne kažką, lyja normaliai. O ten matosi kaip ir giedra jau.
Ten irgi giedra. Gal greit praeis, bet negundai lauką eiti. Ten veža mašiną su bagažinė daryti. Tik palyja lietus ir visi nebemoka važiuoti, žodžiu. Kai nervina, tik palyja ir iškart gamas. Nu, kuo arčiau namų, tuo ir saulė va išlindo. Tai va grįžom iš daržo jau. Čia nelyja, nustojo lyt ir šviečia saulė. Simsim paspirtuką ir nusipirksim čipsų ir žygiuosim iki namų ir žiūrėsim, ką toliau veiksim. Tai va, nes laukia 6 laipsniai tik tai, nežinau, gan vėsu, nebijau, kad Gabrielė susirgs. Ir sirgs ir neis į darželį. Nu, žodžiu, varom toliau. Kur važiuojam? Pelkę. Ploji? Linksma? Ką pirksim? Čipsų? Gerai. Pelkę. Kokių nori čipsų? Ne, šitų ne. Meškučių įmama, ne? Laikyk. Kokia pelkė didelė. Laikykis. Pakelk kojas. Yes. Gerai. Pim. Čiukšt. Paspaus šitą. Liuks. Yes. Daug padėsiu. Nervuok mažytę. Ką reikia daryti? Kai neišeina, ką reikia daryti? Paprašyti pagalbos? Kai nepavyksta, ką reikia paprašyti pagalbos? Daug padėsiu. Daug padėsiu. Opa. Neklauso pistinę. O pišnę nusimsi? Čiukšt. Ai, tu pati? Nu gerai, tu pati. Traukam. Pavyko, nešaltas rankytės? Ko jos pyksta? Vaiką. Ko pyksti dabar? Čia mano kuopa. Kuopa. Padėti tau ar ne? Padėk. Ko pyksti? Čiavuliukas? Atiduok koją. Haija. Žmona nupirko picų. Ir eisim valgyti. Nu jo, realius. Kruša. Arba stipriai lyja, arba ledo gabaliuk. Ne, lyja. Žodžiu. Tokia diena. Tiek duosiu vitaminą. Ir dabar valgysi žuvų taukus. Imk. Skanus? Kokie čia vitaminai? Čiupakiau. Žuvų taukai. Pažiūrėjo, kaip greitai paukščiukai sulėsė visą savo maistelį, matai? Sufokusuoti. Tai. Greitai suvalgė. Kada čia uždėjom užvakar? Suvalgys. Suvalgė viskas. Tokai man eilė. Nu kalbėk. Aš buvau ant tokios lė. Žiūrėk. Nekištai kartai mažiukai, nu. Tai tave seka. Čia. Nu, ateik į tave suvalgė. Dabar duosim vitaminą C. Sa. Taip. Kaip tu valgai vitaminą C parodyti? Dėk į bandytę. Na. Kramtai. Taip, čia kramtam. Apelsinų skonio, kramtamųjų tablečių. 70. Kapėlė išėjo į darbą. Ir spieną išdėjau. Ką valgė šiandien darželį?
Ačiū, tu šešėlėm ir tu Ką valgai? ir te. Atsitarė. Ką tu dar? Spjovai? Ką įspjovai? Pjauviau neskanus pabūti. O kas neskanus? Dešelė man neskanus? Tai su Tai- paštai. Su braškėm dešrelės? Nu keista. Aš jau makadorus. Šešėlės ir Ką veikiate? Piešite kažką? Nieko? tai navome. Aš noriu pakityti. Labas, mami. Žaidėm daugiau? Slidžios kojinės. Reikia tapkutės uždėti. Gaudo tave, man. Nu. Sargiai. Einam susidėsim daiktus, taip, drabužius. Taip. O tai nepabėgai nuo kameros. O tave gauna dar mato. Šiaip darbo dienom labai greitai laikas eina. Kas čia? Svėrės? Kiek svėri? Pala, nulip dabar. Ir dabar lipk ant svarstyklių, duok rankytę. Aha. O, sveri 12,6. Nulipam iš naujo. Tėtis sveria 8,4. Dar kamera, tai 8,3. Šiandien ryte svėriaus, tai 8,3. Nu gerai, 12,6. O, priaugai. Tai va, labai greitai laikas darbo dieną eina, tai susiplanuoji kažką daugiau nuveikti, bet tik va grįžti realiai, dar jeigu su vaiku laukia pabūni. Ir jau žiūri kažką užkandė. Ir jau žiūri vaikui eit miegoti. Tai dabar yra, kiek dabar valanda? Dabar 7:30. O dabar 7:30. Nori morkos? Gerai, tau paruošiu morką. O gal nori ogyčių tau paruošiu? Ogyčių, gerai. Ir morkų, ir ogyčių, taip? Paruoškim. O kokiu nori ogyčių? Ar nori šitų? Čia mėlynės, ne? Ar kaip jas vadinas, palauk. Šilavogės, ne mėlynės. Šilavogės. Ir nori šitų vynuogių? Gerai. Kas buvo? Prikakojo žuvis? Ne, ten ne žuvis, prikakojo paukščiukai mums prikakojo. Kai padedi daug maistelio jom, jie tiesiog įma prikakoja. Už tai. Kaip padėka. O, dar seka geras. Žodžiu, ko gerai man šitą kamerą. Nes patinka ta funkcija va sekimo. Realiai kaip antras operatorius. Manęs filmavimo. Jau nuklausiu ogyčias. Ai, ant palangės valgys. Gerai. Ant palangės. Tavo uogos. Tualetiniai ritinėliai. Taupom juos, ne? Kažką pagaminsim iš jų. Va, koks didelis bokštas. O, kam nugriuovėjai? Gerai, valgyk uogytės. Labai greit laikas praeina. O dar jeigu būna maudymosi diena, Gabrielės, tai irgi dar anksčiau. A ne? Tai kokią mūsų dieną papasakokim. Grįžtam iš daržo. Ką darom? Būnam kieme, ne? Būnam kieme. Pabūnam kieme kažkiek, jeigu geras oras, nešalta. Tada varom namo. Taip. Namuose filmą kažkokį pažiūri. Kartais nežiūrim. Kažką suplanuoju tvarkytis, bet nieko nespėju sustvarkyti. Paskui, jeigu reikia maudytis, dar išsimaudo. Ir žodžiu, pavalgom kažką, o ne? Uogyčių, dar kažką. Kas dar? A, ir eina miegoti. Tai dažniausiai Gabrielė
9 valandą migdom, tai iš darbo grįžęs ir galvoju dar grįžęs, vat, kažką nuveiksi gero, pasitvarkysi, pafilmuosi, pavloginsi, pamontuosi. Bet kol su Gabrielė pabūni iki vakaro, kol užmigdai, visą tą likusią energiją išnaudoji. Ir dažniausiai užmiegu su Gabrielė kartu, taip? Ir atsibundu kokiai pusvalandžio likus iki 12 ir tada jau tenka eiti miegoti. Skanios uogos? Ar galiu paragauti? Au. Dar 5. Bum. Skanu? Suvalgiai. Kartu. Tik neįsikaski liežuvį. Tai aš vakar įsikantų į liežuvį. Įsikandai liežuvį darželį? Ir tai valgau. Truputį įsikantų. Kai liežuvį įsikandi, kai kažką valgai. Reiškia, kad labai skaniai valgai. Ir liežuvis labai skantų. Šitam butekas kitaip negu tam butekai prieš tai gyveno. Tai žoga. Taip. Nekantų. Nešnekam. Nešnekam. Itu manusia. Pip. Pip. Kas kitam butė kitaip, tai ten žymiai didesnė skalbimo mašina, ten gal 8 litrų ar kilogramų, kaip ten skaičiuojas. O čia gal 3,5 kažkas tokio, tai labai mažytė. Net kaldra mūsų didelė neįsiskalbė, netelpa. Tai reiks ieškoti bendros, kaip ten būna, savitarnos skalbimo. Taip, nuskubinu. Daug vaistukus tau suleisiu, gerai? Čia iš daktaro rinkinio. Triušiukui tada. Pip. Triušiukas net nereagavo, matai, ačiū sakė, kad pasveiktų. Ačiū. Man paimk iš pirštuko kraujuką. Gerai, to neverkas. Neverksiu kaip to. Nu imk, nes paspaudėjai. Biškis skauda. Viskas, baigiai? Nes tą nebaigiau. Ką dabar darysite? Šitą. Tualetinį ritinėlį? Ne šitą. Nu tai padaviau. Šitą? Ne šitą. Šitą? Taip. Kas čia yra? Taip jau padaryta. Viskas. Dabar reikia susieti. Ir nevė. Tuk. Aha. Viskas. Pakšta. Ada, aš tau parašysiu baldą. Ką man daryti dabar? Reikia išlenkti, nebijok. Išlenkti, ne? Uogą valgau. Gimi. Kaip skanu. Aš tau parodžiu, kada? Ne, tali išlengam. Nu palauk. Parodė, kaip reikia daryti su rankom. Skanu. Dabar tėtis. Kiek valandų? Jau beveik 8. Matai, kaip greit laikas eina, taip. Tik-tok, tik-tak, ne? Tik. Reikia įjungti dar skalbimo mašiną. Padėsi man įjungti skalbimo mašiną? Gerai. Pažiūrėsim, ką spėsim nuveikti. Gal nieko. Tai ką dar norėjau papasakoti, tai nepamenu. Tai sumeskim visus rūbus skalbti. Gal tilps, gal netilps. Paskui reiks dar kartą daug dėti rūbų skalbti. Šiek popieris. Padėsi įjungt skalbimo mašiną. Ok, palauk dabar, dar nieko nespausk. Ką reikia spausti, parodyk. Viską sudėjom, dabar reikia įjungti tik tai. Šitą pasuk iki 60, aha. Va ant šitą. Gerai? Pajung. Dar.
Ir užsifiksavo. Biškai pamažinam sukimą ir taip teisingai šitą paspausti, jungti reikia. Nu ką, einam. Ką dar galim nuveikti? Ką dar nuveiksim gero? Tik čia. Pabėgo triušis. Skanu? Kažin fokusuoja lauką. Nu, va, ten jau kiek daug pastatė. Jau smėlį išpylė, viską išlygino. O ne? Niekas nežaidžia aikšteliai. Išėjo namučio. Namučio visi. Eisim ruoštis to miegoti. O šiandien žadėjau kepti vištieną. Iš Lidlo nusipirkau. Būna dažnai nusipirku, kai darbė pasigamin maisto. Tai žodžiu, įsidėsiu pusę žalios mėsos tiesiog ir ten yra virtuvėlė. Išsivirsiu makaronus spagečių turiu ir pasikepsiu keptuviai tą vištieną, nereikia šiandien kepti. Truputį laiko sustaupys šiandien. Tai va, reikia nepamiršti, kai įsidėti ryte mėsos. Mėtuokis. Ką mėtai? Mėtų akmenukus. Nemėtikit, tėtė. Užkausi. Mėtų. Kai balkonė langą atidarai, kad prasivadintų mėgamasis. Net aprasuojama, tai kaip skirtumai. Nu, kai šitą langą buvau neuždaręs, tai šis užtraukia, nieko nesimato, kaip per miglą. Reikia paspirtuką, ne paspirtuką, reikia šitą vežimėlį išvalyti, išplauti ir įdėti į pardavimus, nes nelabai benaudojam. Tai Cibex Melio Carbon vadinasi. Tai pirkom prieš 2 metus, man atrodo. Kai metų, kai buvo Gabrieliai. Ir pasitvirtinęs, labai lengvas. Patogu būdavo vežiotis kažkur į mašiną įdėti ir vežiotis kažkur į miestus. Į Palangą važiavom irgi. Nu, o tai televizijos bokštas kaip atrodo. Autas. Oho, šviečia viduj kažkas, ten restoranas. Restoranas. Jo. Kas tau šiandien patiko? Patiko čišelis. Darželis patiko? Gerai. Kas dar patiko? Patiko man gulyti žemę. Janguolė, Janytė ir Diana, ne? Taip. Gerai. Mažiukai, dantų pastą nėra sveika valgyti ir ją reikia išpjauti, kaip pasidaro. Dar neparodėm, va kokią tatuiruotę turi, tai buvom tavo darželio draugės gimtadienio, ne? Tai kas čia padarė tau šitą tatuiruotę? Mickey Mouse'as? Mickey Mouse'as. Mergaitė Mickey Mouse'as, aha. Jausmas. Taip. Plaunam, minutė laikas eina. Tėčiai, pala tėčiai dar. Tai va, mes skrendam su Gabrielė į Lovytę. Skrendam. Ir norim paklausti jūsų, ar jum irgi diena labai greitai praeina, ar ne? Ir ką darot, kad lėčiau praeitų, o gal kaip tik norit, kad greičiau praeitų? Tai parašykit į komentarą. Tai parašykite komentarus, kaip jum ar greitai praeina diena, ar nepraeina diena greitai, ne? Gerai. Tai mes šaunam į lovą. Taip. Einam miegoti. Tai atsisveikinam. Ate. Čia bairis. Duok man nosį. Aš užsidėjau savo nosį. Mano. Ne. Atiduok mano nosį. O baigsi mano nosis. Ne, duodam triušiui. Triušis va turi nosį. O ko tėtis be nosis veiks? Duok pusę nosies. Ačiū. Gerai, bėgam miegoti. Čiau.
Ate, ate.